Gerą rytą, mėly žiūrovai. Vėl sveikinu su jumis iš Pakaunės, Giraitės. Tuoj va, pajudėsim už minutės kitos. Prabėgo savaitėlę su nauja mašina, apsipratau, apsižiūrėjau. Daug ką naujo įsiaiškinau. Pasikūriau Webasto būdeliai, savaitgalį pavyko. Tai galvoju, kad dirbsiu šiltai, bent taip tikiuosi. Tai va, apsipratau, viskas okei, įsiaiškinau niuansus daugmaž. Dar turbūt yra kažkas čia tokių, bet su laiku. Prie būdelės apsipratau. Tai dabar dalyko tik įsibėgėti ir darbuotis. Tai va. Šiandienos planas nuvažiuoti susirinkti rastelius, 3 metrius, pervežti iš vieno sandėlio į kitą ir paskui sandėlį, kaip supratau, tvarką daryti. Nu, aš jau šitą daręs, kaip matėte, kalėdojas, tai čia kažkas panašaus turbūt bus šiandien. Bet gali šį dieną ir nustebinti jaučiu. Kaip visada tikiesi, kad bus ramiai, bet kažkas nors iššauna. Tai va, ką, vedam šalies pradžią ir važiuojam. 7 valanda. Reikia iš čia pati apslydęs iš Kauno, kol neprasidėjo kokie nors cirkai. Pasikeičiau veidrodžius, stiklus iššildomus. Tie jau buvo turbūt nusprogę takeliai, net varžos nerodė. O kiek mašinų atvažiuoja. Gal kažkas įleis? Įleis, nekur dėsis, nes kitaip tai čia išvažiuos niekada. O, įleidžia. BMW. Wow. Kaip miela. Dar reik diržą kaip prisegta, ne? Labai kvaksi. Tai va. Judam tada į Ukmergę dabar. Da įdomu, kaip čia Megos kamščius seksis pralėkt man. Bet nežiūrėjau žemėlapį, turėtų dar kaip ir normaliai būti. Už kokio pusvalandžio jau gali būti daugiau reikalų. Turbūt pralėksiu be kliūčių, taip galvoju. Nu, tai va, pamatysim. Kas čia dabar ant lango tiek lyjo liktai tik tai šeštadienį ryte. Daugiau oras kaip ir nieko buvo. Savaitgalį, sekmadienį +7, vos ne saulė šviečia. Pilni keliai dviratininkų. Na, pasižiūrim, kas čia gero. Kaip įtariu su vėju turėčiau pralėkti. Super. Apsižiūrėsim, kas sandėly gero. Tenai susitiksim tada. Ten aš jau buvęs, bet ten gali būti niuansų, kur medieną pasikrauti. Ten yra išbuksuota. Palei tvorą nėra kaip įvažiuoti. Gali tekti atsikabinus priekabą dalį, pasikraut dalį, prisikabinus. Nu, vienu žodžiu. Žiūrėsiu. Kažką reikės gimdyti vietoj. Tikslas beveik pasiektas. Dabar lendam, apsižiūrim, kaip ten patogiau būtų pasikraut. Palyja. Čia biški tokie žvirkeliais kampą nukirtinėjau, tai nėra idealiai. Man atrodo, penktadienį net gal geriau buvo situacija kelyje. Man va ten va esančią medieną reikia pasimti. Ir esmė, kad čia yra patežę ir pabuksuota. Ir aš su priekaba ten nepasieksiu. Įtariu, reikės vis tiek atsikabinti dabar. Einam, apsižiūrėsim. Reik Webastą įsijungt būdeliai. Turėtų užsivesti. Sušiltų man darbo vieta. Antras mano ofisas. Taip. Aišku. Galėčiau priekabą ir čia įstumti, tik paskui su prisikabinimu biški čiūdai. Ir tada reikėtų
Matot, kaip čia va, kokios provežės gilios. Reiktų čia ratus statyti. O pačiam bandyti nuo galo susirinkti, kažkaip pasiekčiau gal. Čia nėra daug. Paskui ką permesiu į priekį, prisikabinsiu priekabą ir pasikrausiu. Čia daug va štabeliuoto prikrytę, tai man reikia, blogiausia atveju aš galiu pro va čia važiuoti, susidėti. Bet vis tiek turėsiu kažką jaučiu arba įsivežti į priekabą sukraut, arba kažką gimdyti. Gal dar greičiau būtų įlysti, įsivežti, persikraut kokią stoikę, o daugiau čia tilps ant manęs. Tai va, tai jau čia taip įdarau. Einu atsikabinėti ir įsivežu šitą nesąmonę. Čia turbūt reiks važiuoti. Ant šito stot bent jau pajudėsiu. Kranas ilgas, iš anos pusės irgi turėčiau pasiekti. Tai va ir tokios va niuansai dabar. Bandom kažkaip užsivažiuoti. Da šitos reikia patraukti. Šiukšlės šitas. Bandau gal pirmą va čia užsivažiuoti. Tarp šitų provežių sustoti. Bandom. O ten priekabą prie žvyrą atsistumsiu. Jeigu persikraut ar ką, kad neprišiukšlint smarkiai teritorijas. Papa. Jo. Atrodo, atvažiuosi greit pasikrausi, bet kaip ir niuansai, tada ir visas smagumas. Čia vietoj, skaityk. Galiu pasimti taip toliau medieną, bet reikia taip. Ja, dar galiu stumti. Gal taip reikia čia ir pasilikti. Atsikabinti. Gaila nėra orinio kablio. Būtų iš vis super. O, kaukia Webasto būdelį. Šildo man kabinetą. Nu super. Vieną. Šį čia va kištuką pasikeičiau, irgi buvo biškį jisai tas uždankalas nulūžęs, dangtelis. Tai jeigu be priekabos kur lakstyt, daug purvo į vidų privarytų. Vsio, stūmėmės atgal. Jo, atrodo, atvažiuoji, susimeti ir išvažiuoji. Bet va, kaip sakau, dažnai būna, kad prasideda niuansai. Aišku, čia jie dailūs, stambus tie. Tai aš juos susikrausiu. Svarbiausia dabar iš toliau tenai pasimti. O priekabas irgi šitą mėšlą nenoriu grūst. Nes nulaužysiu visokius pagražinimus. Op. Dar ko ir pasistatys įdomu. Bet mašina lyg ir nesmenga. Čia va, turėtų ko įsities, turėčiau pasiekti. Svarbiausia iš anos pusės, tolimiausius pasiekti. Tai va, jungiam siurblį, duodam gazą, įdirbam.
susimečiau. Dabar variantas A įsives persikraut, variantas B prisikabinti ir bandyti čia valypt. Kaip piratai nesminga, tvirta, čia va išbuksuota yra traktoriaus. Bet gal jeigu čia va per vidurį važiuočiau, gal nedaug ir nereiktų įvažiuoti. Ir pasiekčiau už tą štabeliuką, čia va dar tolyn nurėdėjo. Panašu, kad taip viską nesusidėsiu. Šitą jau nebepasiekiau rasto. Oi, blemba. Vienu žodžiu. Niuansai prasideda. Apa. Gal šitą. Gerai, kad sausuoliai tai eina parident. Nu va. Ką bandom gal tada išvažinėti ir krautis. Nu žiūriu, jeigu dabar nebuksuoju, tai varom, jeigu buksuoju, tai bus biški šūdas, reikės kitaip galvoti. Pajudėjau, neprabuksau nieko. Tai reikia kabintis priekabą ir suktis priekiu bandyti lyst. Turėčiau įsistumti, taip galvoju. Jeigu ne, tai bus bėdų. Teks įsikraudinėti. Kas nerizikuoja, kaip sako geras mano draugas sensėjus, tas neprišiko kelnių. Tai taip padarysim. Arba dar variantas bandyti atbulam stumtis. Tik baisu priekabos tuos visus pagražinimus, kad nepalikčiau. Prispaus ratai pasibaigs. Nu, tuoj va naisiu prisikabinės pasižiūrėti. Atrodo lygiai vietoj, ne? Čia dar kilpa yra maža tokia, siaura, ją sunkiau pagauti. Kad sikabint, pažiūrėt. Čia daug mašties eina. Dar kokį metrą pavažiuosiu, pažiūrėsiu, kad virš kablio nebūtų, kad nesulaužytų. Gal bandyti priekabą stumtis tarp tų provežių. Nu, net pats dabar nežinau, kaip būtų protingiau. Jeigu galu į priekį lysiu, atbulam, kad nebūtų paskui amba karamba. Nu, pagavo ar nepagavo? Lyg ir pagavo. Nepaleidžiu. Jo, biški. Kai nėra orinio kablio, va taip turi biški pasižaisti. Kai orinis iškart iššauna ir ramu. Žiūrim. Ai, orą pajungsiu, trūktelsiu ir bus gerai. Nu va, sujudinsiu ir iššoks. Nieko baisaus. Taip. Paėsas. Pirštinės nepasėmiau. Rankas įsterliojau. Taip. Reikėtų apsižiūrėti biškį. Jeigu va čia va, kaip stovėjau, varyčiau. Va tas va kupstas. Kad neprispaus. Čia būtų varantieji ratai. Jeigu čia palipa, tai jo pasna. Bet jeigu va čia iki šito kupsto dastumčiau, tai gal ir pavyktų pakrauti priekabą. Arba variantas va čia priekiu lyst. Varančiuosius ratus biški palikti tenai, kur kieta. Turėčiau išmauruoti. Dabar čia va net nesusmygo. Čia va buvo varantieji ratai. Visai normaliai. Jau čia reikia taip padaryti priekį tada. Dar kraną nesuslankščiau, bet laidų kaip ir nėra čia. Kiek matau. Na jo. Čia viršui nepratinti kabeliai.
Jo, darom tą patį fintą. Gal neprasmėgsiu. Iškimsim čia, kur sausiau. Va šitą vietą. Reikia važiuoti, žiūrėti. Svarbu priekis dabar nesukristų. Ne, lyg ir nesmygo. Pabandom. Ne, lyg ir viskas okei. Dar iki priekį gal paduot. Ne. Nu va, turėtų užtekt. Jungiam siurblį, duodam gazą, kraunamės toliau. Įdomi čia situacija. Nebūtų šitų provežių, čia būtų okei. Dabar tai čia navatna, kaip pasakytų vienas filosofas. Velnias nesutilpo. Ką, jungiam gal pilną blokiruotę. Vis tiek čia tiesiai važiuosiu. Jungiam siurblį. Taip, viskas išjungta. Bandom. Eina. Liuks, išvažiavau. Kaip ir sakiau apie šampaną, ar kelis, ką aš ten sakiau. Taip, sustojam, persijungiam viengubą. Biškį gerai, dabar galimės jau pamanevruoti. Jo. Prisiryšiu ir lėksim. Blema, dar prie to vairo reik biškį apsiprast. Labai lengvas ir gerai sukasi. Kai užsimojuoju vėl, bet viskas good. Vso, einu tvirtintis krovinio ir lekiu į Molėtus. Ten įsimesiu, nežinau, toliau kokių čia bus zadanijų. Galim judėti.
kelią pasižiūrėti, ar nėra kokių kamščių, taip toliau. Ir bandyti judėti, iki Molėtų ne per toliausia. Kelias kaip ir geras, turėtų liuks būti. Šiaip labai džiaugiuosi, kad pasileidau Webasto būdeliai. Tikrai malonu dirbu, sėdi sau ir kabliuoji. Kaip matėt, į šaltą nieko, nerasuoja langai, ventiliatorius pučia. Praeitą savaitę tai privargau, kol ją pasidariau. Žiūrėsim, ten pasikrapščiau, atgaivinau, tikiuosi, nereikės dar kartą lysti, į tą pačią upę bristi, viskas bus okei. Šiaip jau mašina, praeitam video žiūrėjau, nežinau, ten kranelį po sėdynę paskau, ten, nepažiūrės, ten avarinis kabinos nuleidimas, jeigu užgesta. Šiaip ten avarotų visokių yra. Dar reikia mygtukai, kurie neveikia, pavyzdžiui, variklio apsukų uždėti, kojos sutraukimo dešinės pusės, irgi taip kartais veikia, kartais neveikia, tai reikia mygtuką įsilūpti ir jį susitvarkyti. Išsivalyti turbūt viską, vis tiek ten 100 metų, viskas smėlis toks viduj. Prasivaliau, kiek buvo galimybių, bet ten dar iki švaros, tai toli gražu. Šiaip duryse tarpas apačioje yra, kur rankenėlės odiniai tokie, gaubtai dangčiai, kaip juos pavadint, per juos kiaurai eina purvas dulkės, reiktų naujus pasikeisti. Bet tai ten juos keis nekeitęs, kai apačioj duryse yra tarpelis. Gali kažką klijuot, bandyti, daryti, bet nežinau ar vertų. Ar pamačius. Dabar pasivažinėsiu, taip matysiu. Gal viskas bus ir taip gerai. Ir dar žiauriai trūksta man tų įtempėjų. Permetį, užkabinai, atkabinai, susvinioji. Einu su tais diržais aplink tą mašiną, eini. Jezu. Kaip pripratęs prie tų ryčių, tai dabar. Bet uždės. Jau sakė KMT, kaip ir užsakyta, tai nuvarysiu su mes prie progos. Šiaip jo, labai džiaugiuosi, kad su Palfigeriu dabar dirbu. Kas nors nutinka, iškart servisui paskambina, labai maloniai bendrauja, patarė ir čia penktadienį šviesas užsigesinau krane. Įkrito varžtas iš kišenės, taip nežinau, specialiai taip nepataikysi, netyčia tik tai. Į tą prikurkę vadinamą. Jinai pasirodo veikia, varžtas, paukš, žiūriu šviesas užges. Pradėjau ieškoti čia, kur yra saugiklinė po dešinę ranką. Ten vieną radau perliaus, sėdėjau, neveikia, tai patarė, kur toliau ieškoti, kur knystis. Pasikeičiau, viskas dabar liuks. Va, sakau, labai patenkintas. Čia dar viena tokia elektromagnetinė relė, kaip jie vadinasi, buvo nusprogus irgi vakare atvažiavau, sutvarkė operatyviai servisus, tai va. Kelionės tikslas beveik pasiektas. Blemba smagiai čia prasilėkė Aukštaitijos šituo krašteliu. O kaip gražu, nesu čia važiavęs šitais kaimais. Tai aišku, keliai va tokie va, bet kažkokią vasarą su motociklu pasaka. Ir dabar taip akis buvo kur paganyti. Kai retai važiuoji, retai matai tokių vaizdų. Žiauriai gražu. Net mačiau vienam kaime namelį ant vištos kojos. Jei dar važiuosiu, būtinai sustosiu pasižiūrėti. Vieną matęs tokį prie Merkinės ir čia labai panašiai atrodantis buvo. Išnyra netikėtai, nebespėjau stabtau. Įdomus statinys. Tai va ką, įlėkiu į bazę, ten reikės, kaip supratau, apsitvarkyti. Savi pliusai, savi minusai. Pliusai, kad nereikės po miškus buksuot rankytis. Keliai, kaip matau, ne kažką turėtų būti. O minusai nelabai jums ką parodyti turėsiu. Tai, yra kiek yra. Jeigu dar pavyks kažką prisijungsiu. Tai va, tęsiu šiandienos darbus, su jumis sutiksim biškį vėliau. Na va, į vakarėlis, gerbėmieji. Visą dieną
Tudai, kaip sako, po sandėlį tvarką dariau. Ranketą atrūšiuoti reikėjo. Čia va, galim išlipti, parodysiu porą štabelių. Taras reikėjo parūšiuoti. Čia va yra vienas ilgis, ten iš priekabos kitas ilgis. Reikėjo išrinkti ploniukus, reikėjo išrinkti prastos kokybės. Tai užtrukau. Čia nesaujom semt, kai meti, prisimeti ir važiuoji. Biškį reikėjo paplušėti. Tai va, bet kranas greitas palyginus, gan smagu dirbti. Nuo to loglifto nulipus skirtumas ryškus. Šiaip ąžuolo dar tingiai ten toliau tokių puvėkų radau. Įkėliau, bet vienas buvo gal kokių 4 metrų ilgio, nu jau tokia bomba. Nežinau, kiek čia laiko numesta gulė. Vos įsikėliau ir tik tai iškėliau. Reikėjo čia per priekabą apsukti ir vat kaip tas stabelis padėti tokio aukščio. Tai pakėliau, iš savęs pro šitą tarpą ištraukiau ir va čia sukausi, su priekaba buvau ir iki, neperkeliu per rungus, nekelia viskas tai. O ten dar aukščiau būt reikėjo pakelt, tai be šansų vienu žodžiu. Tai palikau šalikeliai, kolegos atvažiuos jie su galingesniais biškiai kranais, kada bus proga ir užmes. Man nepavyko. Tai va. A daugiau nieko šiandien įdomaus ir nenutiko, sakau net. Net neturiu ką papasakoti ir parodyti. Visą dieną vietoj maliausi. tą paimk, tą išmesk, tą įsikrauk, tą vėliau, vienu žodžiu. Tai va, tik tas pirmas reisas toks biškiai įdomesnis, kur į tas provežės valindom, bet išvažiavau. Aišku, ten, jeigu dar giliau ir vis pilnas krautas, tai be šansų jau. Įvažiuočiau, bet jau čia atbuls nebeįsistumčiau. O kaip minėjau, priekabai ten stumt, nenoriu pagražinimo nulaužt. Oi, tai va, viskas. Užtenka, pavargau, žiovauju, eisiu ilsėtis. Tai va, ačiū, kad žiūrit, kad remiat per Contribui, per YouTube narystės, kad pakomentuojat. Labai smagu, pradėjo prenumeratorių vėl augt. Tai labai džiaugiuosi. Motyvacija iškart kita. Šiandien jau nebespėsiu atsisėst, sumontuot kažką, nes jėgų jau nebėra. Ir va, kol su jumis pakalbėsiu, jau liks miegui kokios 8,5 valandos, plius nusipraust, viską ir vėl žiekeltis, vėl kažkur lėkt. Tai va, šiam kartui tiek, iki sekančio. Čiau.